Mintis geros, iš tikrųjų, nuotaikos geros, kaip ir sakau vyrams, čia paskutinios draugiškos rungtynės. Tai norisi užbaigti jas draugiškų rungtynių ciklą teigiamom emocijom ir iš tikrųjų tą ir padarėm. Pusę rungtynių kaip ir pirmavom, paskui kritom į tokią duobelę, bet, kaip sakau, kas nukrenta į duobę ir atsikelia, tai tie yra stipresni. Tai mes tą ir padarėm iš tikrųjų, o tik vienas dalykas yra, nesustabdėm Lekavičiaus priešininko komandos, kuris žmogus darė viską, pagal statistiką žiūrėjau, apie 30 taškų. Tai vienas žmogus, kuris padarė trečdalį taškų. Su to spaudimu nelabai sekės tvarkytis, vis pasipildavo klaidos. Taip, tas spaudimas pirmoji pusėje rungtynių, kaip sakau, jie paspaudė, mes nesusitvarkėm, neužteko 1-2 minutės. Tai tik užteko to ilgosios pertraukos, kai mes pasiaiškinom, kad neskubėti varytis kamuolį, nenuleisti akių į žemę, o viską daryti su tam tikrom pauzėm ir jokio, kaip sakant, kad nebūtų panikos vadinamas. Tai ir man atrodo mes susitvarkėm. Gal ir žaidėjai apsiramino, man atrodo susitvarkėm. Žiūrėsim, kaip sakant, bus proga, kaip sakau, treniruotis šitam uždaviniui, kad juos išspręsti. Pradėjom, kaip visada, gerai varžybas, įsiveržėm į priekį, bet po to jie pradėjo spausti, kiek pasimetėm prie jų to spaudimo, o po ilgos pertraukos padarėm išvadas, pakrito tritaškiai, apsigynėm, mes paspaudėm zoninių spaudimų ir pasiteisino. Su to spaudimu nelabai sekės tvarkytis, ar ne? Tai varžovai paspaudžia vis... Jo, nes varžovai, kai pradėjo spausti, tai prarandam daug laiko ir lieka maždaug apie 10 sekundžių ir iki mūsų atakos pabaigos, dėl to šiek tiek sunkiau buvo, bet varžybų jėgoje prisitaikėm ir pavyko užpult. Į čempionato lieka jau mažiau negu savaitė, kaip manai, ką labiausiai reiktų dar pataisyti? Nu, viską po truputį, tuos pačius derinius turim geriau atlikti, gynybą aišku, tik tiek.